Lindsay Lohan sėkmingai žingsniuoja savo buvusių draugių Paris ir Britnės pėdsakais. Mėnesis reabilitacijos klinikoje nieko neišsprendė. Sekmadienį vairuodama mergina pateko į nesunkią avariją. Jos automobilyje pareigūnai aptiko baltučių miltelių. Jau po 20 valandų labai blogai atrodanti gražuolė buvo aptikta vemianti benzino kolonėlėje. Mergina visiškai prisiliovė vos pusantros valandos pabuvus vakarėlyje. Matyt, per mėnesį vargšelė buvo gerokai ištroškus. Lily Allen išdidžiai prašneka apie savo mokyklos laikus. Vienam žurnalų dainininkė pasakojo, jog buvo išmesta iš mokyklos, kai mokytojai ją pagavo oraliai aptarnaujančią savo klasės draugus. Tačiau tėvai Lily teigimu incidento pernelyg daug nesureikšmino. Paaiškėjus tėvų pozicijai strateginiais atžalos auklėjimo klausimais, netašyti Lily komentarai spaudoje ima rodytis vis dėsningesni. Putlioji Ana Kurnikova ir ką tik naują singlą išleidęs Zefyras Enrique Iglesias jau nebe pora. 5 metus trukusių santykių pabaigos priežastis, pasak dainininko, jo nenoras kurti šeimą. Tačiau ar tai tikroji priežastis? Viename jo senų interviu paklaustas, kurią savo kūno dalį jis norėtų pakeisti, Enrique prisipažino, jog ilgintų savo intimėją galūnę. Ana, viskas tik į gerą.